3 priežastys, kodėl jūsų dujų balionėlis galėjo šiek tiek išsipurkšti kišenį. Pirma, jūs su juo žaidėt. Man pačiam taip yra atsitikę, eini rankos kišenį, jį vis maigai, sukinėjai ir vieną akimirką ir supranti, kad turiu bėdą, ką dabar daryti. Tai dujų balionėlio nemaigėkit šiaip kišeniai, imkite jį tik tada, kai prireiks apsaugos. Antra, laikėt balionėlį neteisingai temperatūrai, jiem reikalinga temperatūra yra nuo 0 iki 50. Nei per šaltą, nei per karštą dujų balionėlį negali būti, nes atsiras mikrotarpukai, tarpinės sujudės ir taip toliau, o palikus ant didelio karščio jis gali tiesiog sprogti, kaip pavyzdžiui vasarą palikus jį mašinai ant saulės. Ir trečias variantas yra, kad jūs išmetėt netyčia savo dujų balionėlį ir galbūt jis tik tą akimirką išleido šiek tiek dujų, arba jis iš lėto pradėjo leisti dujas, kas man irgi vieną kartą yra nutikę parduotuviai, kai dujų balionėlis nukrito ant žemės, aš net nesupratau, kad jis išleido šiek tiek dujų, bet po kelių minučių visi stovim salėje ir pradėjo nosis bėgti, visiems pradėjo gerklė perštėti, akis kažkaip ašaroja ir tada supratau, kad jis išleido šiek tiek dujų. Pas mus parduotuviai yra buvę daugiau nei 10 000 dujų balionėlių ir absoliučiai nei vienas nėra išsipurškęs pats, tai labai tikėtina, kad kažkur klaidą padarėt jūs. Dujų balionėlius rasit Vilniui, Šiauliuose, getbeks.com, o nuorodą rasit komentare.